Labas vakaras, draugai, su jumis jūsų geriausi draugai. Tai Jonas Nainys ir Justinas Jankevičius. Taip, mes jums padedam ruošti pamokas. Jo? Taip. Kad kažin. Jau kas nors dabar ruošia matematikos namų darbus Paskambink. ir skaičiuoja, tai aš jums turiu pasakyti 84, 39, tai žinai, kaip būna kas nors skaičiuoja, įsitempia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 84, 549, 3. Ir Kiek bus 13 kart 17, gali pasakyti? taip. 12. Kalkuliatorių įsijungi. 12 yra. 12? Taip. Kiek gavai už į valstybinį matematikos? 12. 12. 12. Žinai, kiek aš gavau? 12. Ne, aš laikiau 2002 metais ir gavau 12. 19. 12. Kodėl tu 12? Toks nemokša? 12. O aš 19, 7 daugiau. Tai yra vienintelis žodis, katrą aš mokus. Ok. Kalbėt be akcentas. Tai yra Pasakyk. 12. Aha. Aš žiūriu, šiandieną, žinok, istorijoje yra visiškas šudukas. Niekas nevyko šiandien. Tai prasme, šiandien pagal visus Jo, tos... tipo, Nelsonas Mandela pasodintas į kalėjimą šiam 2 metais. Viskas. Kokia keista diena. Ir Fidelis Castro paskelbė, kad uždraudžia dolerį Kuboje. Viskas. Klausytojai. Įdomu. Viskas, klausytojai. Daugiau niekas nevyko. Gerai, tai mes tada... Bet iki naujako šiam 7 dienos liko. Šiam 7. Šiam 7 dienos! Ir bus 2.12, bet pala, tai ne 2.12, Jo, viskas šakės. 2.12 gruodžio 23 ar 2.11 gruodžio 23. 11 gruodžio 31. 31. Tai žodžiu, liko... Man atrodo, ta prasme, 12 yra jau tipo tas Porą jau, mėnesių, kur ne? šakės. Tai dėl to aš važiuoju atostogų. Tulkinkitės, draugai! Jums liko 2 mėnesiai! Mes esame... Žinai, kaip būna... Buvo Evaldas savaitgalio šauklys, tai mes esame pasaulio pabaigos šaukliai. Bet kokia garbė būt paskutiniais žemės Dulkinkitės, gyventojais. plėškit ir prievartaukit, darykit ką norit, liko 67 dienos iki pasaulio pabaigos ir tada bus vamzdėts. Ir kas nors išgyvens 1, 2, 3, 4 žmonės. Ir jie vėl pradės viską nuo pradžių. Kas čia palaukia išgyventų? Žinai kas? Savickis. Žydrūnas. Ne, Savickas. Ne? Ant vietos žino. Savickas. Žinai nebent kas? Šitasgi koksai nors... Kas čia pas mus? Reikia aukšto, didelio, stambaus, pagal ką tu žiūri. Tokie kaip tik. Tas, kuris daug... Didžiausi narkomanai tik tai išgyvens. Nes jie, žinai, tipo, atsparos radiacijai. Jau tiek šūdo šnioja, kad, tipo, kad net radiacijai. Koksai, Einikis su dragūnu ir 4 tarakonais, žinai, tipo, sėdė ant akmens. Kur moteris? Moterų nebėra. Tipo, tokį. Va. Na, vat. Tai bus liūdna pabaiga laukia 12 metais. Jo, nenorėčiau realiai. O yra įdomu tokių psichų, kurie tiki, kad 12 metais bus pasaulio pabaiga. Žinok, vienu momentu, čia prieš 2 metus, kai buvo tas bumas, sakomas, ir buvo YouTube'e visas filmas susuktas, kaip moksliškai labai gražiai paaiškina tupai galvai, kurie, žinai, tiesiog iš nežinojimo patikė. Svarbiausia vartoti daug šitų nežinomų žodžių ir sakyti, kad tarptautinių. Tarptautinių. Ir kad saulė, ką tu ten girdi? Viperis jau Kad jau atėjo. džiazuoja už Šis mūsų skambino, bet... džiazuoja už sienos. Va. Kas mano, kada bus pasaulio pabaiga? 852411010. Kas atspėja, kada tiki, pasaulio pabaiga? Šita pasaulio pabaiga, kuriais Man žinai, kas juokingiausia būna, kai kažkas skambina. Aha. Kai būna lošimų bendrovėse, tipo. Aha, yra irgi ten. Klausau. Labas. Labą dieną. Klausau, tai čia mes klausom. O aš kalbu. Kalbėk. Tai va, aš galvoju, kad pasaulio pabaigą tai išgyvensiu. Nu ką? Tai Čekuolis. Čekuolis.
Taip. Kodėl jis? Pas mus tai kaip Čekas Norisas. Audringi plojimai. Alio. O žmonių tūkstantis. Bet tai klausyk, biški, su Čekuolio bairiais taip pavėlavai kokiais metais 5. Kodėl? Nu, nes kaip ir prieš 5 metus, prisimenu, buvo labai populiarūs Čekuolio bairiai. Čekuolis žino, kur šuo pakastas. Ja. Jis galvoja, kad vėl bus jie prisiminti. Retro tipo. Ja. Retro bairiukai. Klasika. Ok, cool. Gerai, tvarkoj. Ačiū tau, iki. Ne, tai vad pavyzdžiui, žiūrėk, jeigu statai, kad bus pasaulio pabaiga, tai esi visiškas debilas, nes kaip tu atsiimsi savo... Nu realiai, kaip tu atsiimsi sveikas, Lukai? Labas, Lukai. Aš galvoju... Kaip tu atsiimsi savo jomajo laimėjimą, jeigu bus pasaulio pabaiga? Prie vartų. Labas. Visiškas lochotronas. Alio. Klausau. Sveikas. Sveiki. Sakyk tu. Nu, va, aš tikiu pasaulio pabaigą. Tai mes irgi tikime. Ir kada jį bus? Moksliškai Saulė susprogs po kelių milijardų metų ir viskas, tipo, ir šakės. Bet tai iki to laiko. Tai 2012 bus. Bus 12? Jo. Tai kaip ruošiesi? Tai aš ruošiuosi visaip. Nu kaip, valti perki. Konservuoju šprotus. Ok. A moterį turi šalia pas save? Ne. Vienas. Draugas nori dar pasakyti, kad irgi tiki. Čia tipo paskambina tik tai tam, kad pašnekėsim per radiją, ne? Ne, pasakyti. Taip, man atrodo, kad taip. Taip. Viso gero. Va. Tai čia žinokit, mes jau čia kalbėsim dabar. Protų. Dar kažkas. O numeris, žinok, labai toks... Nuliovas? 7, 8 tai. O, davai. Įsivaizduoji? Labadiena, ar jūs mums skambinat iš taksi? Labadiena. Vakaras, ne diena. Mambo pizza. Mambo pizza, labadiena. Labadiena. Mes norėtumėm užsisakyti taip. Vieną mambo firminę. Ta neskanė. Jo, ta neskanė. Tada šitągi... Ko tu dar norėsi? Sriubos, dienos sriuba, kokia pas jūs? Į kairę akį. Į kairę akį, taip. Ne, tada tokios nereikia. Šaltibarščių ir... Ko ten dar pas jūs? Keptos duonos. Va, keptos duonos 2 porcijas. Kada atvežte? Už kiek būsit? Easy, bet be jokių problemų. Po 12. Ačiū. Nu va, pašnekėjom.